Sveiki, Dievo mylimi žmonės. Šį kartą, šiandien vakare ir rytoj vakare aš tarnausiu, stengsiuosi iš viso širdies patarnauti tiems, kurie šiuo metu, kaip ir žadėjau, kad kas šiuo metu išgyvena, jaučia skausmą, vidinį skausmą, dėl neteisybės, kurią suvokia. Kad suvokia neteisybę ir dėl to kenčia. Ar išgyvena tą neteisybę labai kažką tiesiogiai asmeniškai, ar kažką tiesiog stebėdami žmonės išgyvena neteisybę. Aš tarnausiu tiems. Ir be abejo tiem, kuriem apskritai tai įdomu, kas norėtų suprasti labiau tuos, kurie kenčia. Net jeigu ir patys nekenčia dėl neteisybių, bet norėtų suprasti, kaip čia yra, ko čia dabar taip kankinasi tie, kurie kankinasi, kodėl čia jie čia šitaip, šitaip anaip. Tai va. Aš tarnausiu labiau ne kaip ta, kuri studijavusi socialinę pedagogiką ir psichologiją. Taip, aš esu diplomuota tų studijų baigėja, karjeros konsultantė. Tai konsultavimas toks man daug metų įprastas dalykas, kur naudodavau psichologinės žinias, taikomosios psichologijos papildomos studijos, to gilinimosi. Bet buvo laikas mano gyvenime, kai man jokia psichologija, kiek aš jos bebūčiau studijavus, nepadėjo. Nepadėjo. Aš panirau į didžiulį skausmą, į labai juodą depresiją, klinikinę, kuri buvo diagnozuota kaip vidutinio stiprumo, bet tai jau yra labai juoda. Ten, kai jau aukščiausio lygio, tai yra jau nei šukuojasi, nei prausiasi, nei keliasi žmogus, aš dar keldavausi, dar. Ir nepadėjo mano visos baigtos psichologijos ir tada ne. Labiausiai gyvenime aš remiuosi gyvu tikru Dievu, viešpačiu Jėzumi Kristumi, jo mokymu. Ir tada panaudojant šiek tiek tas psichologinės žinias, taip ramiai, taip atsirenkant, per daug jų nesureikšminant, šiek tiek. Nes Dievas neturi savyje trūkumo psichologinio išmanimo. Dievui netrūksta psichologinio išmanimo, netrūksta. Tiek, kad, aišku, beskaitydami Bibliją, mes ten ne viskągi joje matome. Kai skaitome šventąjį raštą ir Jėzaus Kristaus mokymą 4 evangelijose, šiek tiek apaštalų darbuose pačioj pradžioj, Jėzaus Kristaus mokymą analizuojančius tuos jo pirmuosius pasekėjus. Bet juk suprantat, Jėzus Kristus kiek buvo žemėje? Apie 3 metus. Tai ar jis tik tiek te pamokė, kiek čia parašyta? Tik tais tiek, kiek čia Jėzaus žodžių tiesiogiai užrašyta, per 3 metus tik tiek te pasakė? Tai kiekvienas iš mūsų, kas daug bendraujam, per vieną dieną tiek prišnekam, kiek čia parašyta, kad 3 metus Jėzus to mokė. Žinoma, kad jis daug daugiau šnekėjo. Ir ne kaip prisuktas toks vėl iš naujo tą patį per tą patį. Ne, jis gyvai reaguodavo į daugybę gyvų situacijų. Mums parašė jo pirmieji mokiniai, įkvėpti šventosios dvasios, tokius tikrai labai mums aktualius dalykus, bet jie nerašė dar kitokių dalykų. Taigi kiekvieną rytą atsikeldavo viešpats, kartais naktį atsikeldavo, dar neprašvitus. Ir kiekvieną dieną iki pat sutemų juk būdavo ištisai veiksmas, ištisai jo mintis, atodūsiai jo patarimai, klausimai, sprendimas kažkokių iškilusių problemų, juk ištisai kiekvieną dieną, 3 metus, o net ir naktimis. Tai čia tiek mes nematom užrašyta. Bet kadangi mums Dievas atsiuntė šventąją dvasią, kuri,
iš to, ką perskaitom, tiesiog praplečia viešpatės mokymą, pagilina, praplečia, juk iš tiek, taigi čia juk jis netiek šnekėjo, netiek, kiek čia gali pažiūrėti, jisgi daug daugiau. Bet čia yra daug. Jeigu jau viešpats mums davė tai, ką davė, tiek savo sūnaus Jėzaus Kristaus mokymo, tai ačiū Dievui. Ir tiek, ką pranašai pranašavo, tiek, ką Dievas per Mozę kalbėjo, ir tiek tų įvykių, iš kurių galim pasimokyti. Nors per tiek daugybės metų, ką Dievas nuveikė su savo tauta, be abejo, kad žymiai daugiau negu kad čia mes randame. Bet kai šventoji dvasia tai praplečia mums, tai mes įgyjame tos gilesnės ir platesnės išminties. Juk čia nėra aprašyta, kaip dviračiai gaminami. Čiagi nėra parašyta, kaip vandentekis turi būti, kanalizacija. Juk čia nėra daugybės dalykų. Tai vat ir psichologinių dalykų. Čia juk nėra taip daug visko. O Dievas, taigi visų dalykų labai geras išmanytojas. Ir vandentiekio. Jisgi viską puikiausiai išmano. Bet čia jau turim tokius jau jeigu ką turim, tai naudokime tuo labai smarkiai. Labai smarkiai naudokime, jeigu sakom, kad mes esam Dievo vaikai, tikrai atgimę, jeigu mes turim šventąją dvasią, jeigu Jėzaus Kristaus mokiniai. Aš dalinsiu šiandien ir rytoj transliacijų metu tuo, kas man pačiai padėjo. Aš labai daug gaunu iš Dievo. Labai daug jis man padėjo pakilti ir iš mano gilių depresijų ir išvedė mane, vedė. Nors kiek aš ėjau ir tada kreipiausi ir į klinikinės psichologijos psichologus. Ir savo tas žinias bandžiau naudoti, savas maldas, savo tas pastangas visokias taikomosios psichologijos, daugybę metodų bandžiau taikyti, kad kapstytis ir pas ganytoją konsultuotis ir kitų krikščionių pagalbos šauktis. Ir vis tiek labai degradavau, kad ten buvo man suicidinis atvejas, jau aš iš Dievo malonės tikrai per stebuklą negaivinama atsigavau iš mirties guolio, 3 parą atsigavau pati negaivinama. Ir kaip tai galėjo atsitikti, kad aš gyva likau, tai čia išves Dievo malonę. Ir mane Dievas vedė, išvedė, išgelbėjo, ištraukė iš juodžiausios tamsos. Ir aš kažkiek galiu dalintis tuo, ką aš gaunu, galiu dalintis. Kiek man tai pavyksta, jūs tiesiog negalvokite, kad aš kažkaip tobulai sugebėsiu kažkaip. Niekas netobulas, be abejo, kad ne. Bet kai yra geros pastangos, nuoširdžios pastangos, tai jos turbūt yra vis tiek naudingos, nes ten bent jau kažkiek tai tikrai žmogus duoda. Neduoda tiek, kiek negali, bet kiek jau pajėgia su Dievo pagalba, tiek ir duoda. Tai va, ir taip kukliai sakau, priimkit, ką galit, ką norit, kas jums tinka, viską ištirkit, pasilaikykit. Ir tikiu, kad jums gali tai irgi labai praversti. Taigi, kaip išgyventi skausmą? Ta vidinį skausmą, aš dabar nekalbu apie skrandžio skausmą, apie gerklės skausmą, čia ne apie tuos dalykus, apie vidinį susisielojimą, sielvartą, skausmą. Kaip jį išgyventi, bet ir nepaskesti jame, o išgyti iš jo, iš to skausmo vis dėlto. Ir išgyventi jį, ir pasveikti iš jo. Neliekant ten, nepaskestant pernelyg ir kitų nenuskriaudžiant pernelyg aplinkui, kurie galbūt taip žiūri, kas čia darosi, kad čia tau skauda, kas tau yra. Ir kaip atsikratyti neapykantos tiems, kurie buvo tie, kur kažkaip elgėsi smurtiškai, neteisingai ir dabar galbūt elgėsi neteisingai ir dėl to kyla tau tas skausmas, toks išgyvenimas. Kaip jiems atleisti, atsikratyti tos neapykantos, to priešiškumo. Tai va. Tai pradėsiu, šiandien tęsiu rytoj, šiandien nepabaigsiu. Pirmasis žingsnis būtinai pripažinti, kad yra taip.
neneigti. Neteisingi tie atseit krikščioniški mokymai. Jėzus nemokė veidmainiauti, neigti problemas, neigti, kad tau kažko tai gaila, kad tu kažką tai jis drąsindavo. Jeigu sakydavo nebijok, tai drąsindavo, kodėl nebijoti. Bet jis nesakydavo, sakyk, kad nebijai. Va tiesiog taip išpažink ir kartok. Nebijau, 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 nebijau. Čia ne Jėzaus mokymas. Ne. Jei norint išeiti iš baimės, tai tu ten turi analizuoti, o kodėl išeiti iš baimės? Kaip čia, kuom remintis? Ar čia ta baimė racionali ar neracionali? Taigi kitoj vietoj Dievas sako, bijokite, saugokitės, budėkite. Tai čia ne visada ta baimė kaip priešas. Aš čia kaip pavyzdį pasakiau, Dievas nemoko neigti ir sakyti, ai nėra, čia nieko nėra. Dievas moko atidengti, nuoširdumo moko, nuoširdumo ir jis pats labai nuoširdus. Visoje Biblijoje beskaitant pačių įvairiausių Dievo jausmų yra. Ir jis jaučia visokius jausmus. Tai nereiškia, kad jis leidžiasi užvaldomas, kaip išprotėjęs kažkokių ten tų jausmų. Ne, Dievas nesiduoda užvaldomas jausmų, jis nepanyra į gilę depresiją, ne. Ir jis gali mus išvesti iš tokių klampinių, kur patys nebeišsikapstom ir po to galime padėti vienas kitam, kaip patys guodžiami Dievo, taip ir paskui kitus, kad galėtumėm guosti ir savo liudėjimais galbūt patirtimi dalintis. Ir padėti kitiem iš kažkur tai išeiti, kapstytis, išgyventi, ištverti, pasimokyti, išmokti. Taigi reikia pripažinti ir įvardinti konkrečiai, kad taip aš dabar turiu tokius jausmus. Kartais užtenka vien prisipažinimo ir pripažinimo, kad tai yra ir tai tiesiog jau būna stiprus postumis. Nes tu išjudėti iš kažkokio taško gali tik tais tada, kai tu pripažįsti, kad tu esi tame taške. Jeigu tu nepripažįsti, kad tu čia esi, tai joks maršrutas tau netinkamas. Joks maršrutas netinka. Jeigu tu neigi, kad tu esi Vilniuje, ne, aš nesu Vilniuje, tai tu Londono maršruto, kaip nuo Vilniaus į Londoną nuvykti, jokio neįgausi, jokio. Nes tu neigi ir nepripažįsti, kad tu Vilniuje. Tai tau pakiš maršrutą iš Marijampolės į Londoną ar ten iš Šiaulių. Tau netiks tas maršrutas, nes tu Vilniaus centre prie katedros stovi. Tai va taip ir su jausmais yra, su išgyvenimais, su skausmais. Tu turi pripažinti, ką tu jauti, ar nepykantą jauti, ar pagiežą dabar, ar susierzinimą, susinervinimą, ar baimę, ar kažkokį skausmą dėl neteisybės. Šiandien paimkim tą kryptį, skausmas dėl suvokiamos neteisybės. Suvokiu, kad čia neteisybė, neteisinga. Taip neturėtų būti, taip Dievas mato, neteisinga. Ir kylantis skausmas iš to, svarbu pripažinti, kas neteisinga. Ką tu matai pagal Dievą, pagal tą, kaip tu suvoki irgi. Tu kaip Dievo žmogus juk neskaičiuoji turbūt pagal velnę, kas neteisinga, ar ne? Pagal Dievą. Ir tai kaip tu suvoki. Vienas dalykas yra dar matyti, juk kiti mato tą patį ir nesikankina, net nesuvokia neteisybės. Kiti, tai natūralu, žinokit. Matyti yra viena, o suvokti dar kita. Tad neteisybė kitiems tai norma. Kiti tiesiog taip prisipratino. Kažkas nuo vaikystės, kažkas nuo paauglystės, kažkas nuo vakar. Ne visai nuo vakar. Laiko reikia daug, kad prisipratinti prie kažkokių dalykų, kad taptų jie norma. Ir tie žmonės, kurie, pavyzdžiui, visada gyveno tokioj, labai neteisingoje atmosferoje, kur visi taip viską taip panašiai darydavo. Ir jis galvoja, tai kas čia tokio, kokia čia tau neteisybė, juk visi taip daro, aš taip užaugau, aš pats visada taip darau, tai kokia čia tau neteisybė. O tas, kuris neturi tokio prisipratinimo prie tokių neteisingų dalykų, tai jis suvokia, kad ne, čia labai blogai, čia ir kenčia. Tai svarbiausia yra įsivardinti, kas konkrečiai tave piktina, erzina, kelia kančią.
Ir taip įvyksta tas pats pirmasis svarbiausias realybės pripažinimas, kaip yra iš tikrųjų, o ne štiš, nieko nėra, nieko nekenčiu, linksmas esu. Tai tu tik nukiši gilin tą skausmą ir jisai paskui gali išsiveržinėti tiesiog ant kitų susierzinimo pykčio protrukiais, išsiliejinėti. Tavo širdis vis tiek tau skundžiasi, lieka įskaudinta, lieka tokia neteisybė ir tai užnuodėja visą tavo gyvenimą, nes tavo širdis skundžiasi, o tu ją tildai, aš linksma, aš labai linksma, nieko iš to. Kai pripažįsti, kad skauda, tai yra labai gerai. Dievas už tai, už nuoširdumą, už pripažinimą ir šiaip pačiam Dievui. Ne kartą ir ne daug Biblijoje galit pamatyti, kaip Dievui skaudėjo, kaip Dievas sielojosi, pergyveno ir neveidmainiavo, kad jam linksma. Sielojosi Dievas, bet veidmainis toks apsimetinėdamas sakė, žinokit, man linksma, man visada tik linksma, aš kaip klaunas. Dievas ne klaunas, Dievo vaikai ne klaunai, jiems nėra visada tik linksma. Ir natūralu jausti skausmą taip pat. Ir tada aš dabar paimsiu tokį paskutinį, kur man pačiai buvo skauda. Dabar jau, skauda ir dabar, bet jau praskaudėjo tas smarkiausias skausmas, jau praskaudėjo, dabar liko tas toks skauda. Manau, ir Dievui skauda dėl šito, dėl ko. Tas paskutinis pokalbis Trumpo su Zelenskiu. Amerikos prezidento ir Ukrainos prezidento tas įvykęs pokalbis viešas, gėdingas, žiaurus. Žiauriausia tai, kad Trumpas vadinęs save krikščioniu ir daugelio krikščionių vis dar tebe vadinamas krikščioniu. O čia pats skaudžiausias man dalykas, nežinau, tai taip neteisinga vadinti šitą žmogų panašų į Kristų. Jis panašus į Kristų tikrai? Šitaip privertinėdamas juodą vadinti baltą, o baltą vadinti juodą? Šitaip neigdamas, kad Rusija tikrai žiauriai užpuolė Ukrainą, įsiveržė siaubingiausiais būdais, iškart nuo pat pirmų minučių Bučą ir visa kita, prievartaudami, žudydami, kankindami, kiek žiaurumo patys užpuolė, patys. Ir dabar šitas žmogus, kur atseit panašus į Kristų, drįsta viešumoj, naglai sakyti, kad Ukraina pradėjo karą ir jie kalti, ir jie pradėjo, ir Ukrainos prezidentas yra diktatorius, ir jie kalti, ir jūs dabar turit pripažinti, kad Putinas ne agresorius. Jūs turit pripažinti. Ir kas tu toks vidutinio lygio šaumenas klaunas? Taip, Trumpas pavadino Zelenskį žeminančiai ir dar visokių žeminančių. Tu kas? Čia yra juk ovalusis tas kambarys. O tu kas iš viso skruzdėtų? Ar tai panašu į Kristų? Ar tai tikrai panašu į Kristų? Dabar čia visai nereikia maišyti tarptautinės politikos ir diplomatijos. Ne, čia visai ne apie tai. Tikrai ne. Todėl, kad pasaulietiška tarptautinė politika ir diplomatija, jinai turi atrasti būdų, kaip apeiti visokius aštrius kampus užapvalinti. Ir jeigu matai neteisybę, tai suvaidinti, kad kaip ir nelabai tu čia ją matai, galbūt jos čia nėra, mes draugai, arba bent jau ne priešininkai. Žiūrėkim, kaip suvaidinti, apsimesti, sumanipuliuoti, sukimičinti. Tai yra diplomatijos tokie įrankiai tam, kad pasiekti rezultato. Pavyzdžiui, pasiekti, kad vis dėlto įvyktų taika, kad saugumas, ir kad taika, pasaulietinė diplomatija, bet taip, kaip nori Zelenskis, kad tai būtų pasakyta
tiesiai šviesiai, kad Rusija užpuolė. Trumpas sako, baig tu, nustok taip sakyt, negali tu taip sakyt, jeigu tu taip sakysi, kas tu toks iš viso, tu turi džiaugtis, tu turi be garantijų nustot šaudyt be garantijų. Ir jisai sako, tai kaip be garantijų, juk jis 25 kartus apgavo jau. Tai kaip kas garantuos, kad čia vėl apsisukęs nepradės mūsų žudyti? Tu turi tiesiog tikėti, ką aš tau sakau. Nešaudys, manęs bijos. Ir viskas. Ir pasirašom, einam valgyt. O tu ramiai. O tas sako, ne, tai čia kaip? Čiagi nesaugu. Mano šaliai nesaugu. Jisgi stovi ne už save, už savo šalį. Nu vėlgi. Dabar galima sakyti, tai jis nori, kad žudytų ten to žmonės, čia ne apie tai. Šiaip jie abu pasauliečiai, tikrai, jie ne Kristaus mokiniai, nei tas. Ir Zelenskis ten Ukrainos prezidentas, jis nėragi Kristaus pasekėjas, Kristaus mokinys, kuris, kaip Kristus sakytų, aš nei vieno nežudysiu. Ir mano žmonės, kuriuos aš ganau, nežudys nei vieno, mes išeisim kaip avinėliai ir geriau tegul vilkai sudrasko, mes visus laiminsim iškėlę rankas, gėduodami numirsim visą Ukrainą, nu taip nebus, jie ne Kristaus mokiniai, jiems tai yra neįmanoma. Daugybei didžiajai daliai tikrų atsivertusių, taip sakant, tikrai Jėzumi tikinčių krikščionių, irgi tai yra neįmanoma. Paskaičiuokit ir pažiūrėkit, kiek kad ir lietuvių, krikščionių, sako, jeigu užpuls Lietuvą, aš tikrai su šautuvu eisiu šaudyt. Tai vat krikščionių, iš visokių konfesijų, visokių. Didžioji dalis, vienas kitas, kuris jau uždrįsta, grinai sekti Kristumi, grinai. Viskas. Jau sako, aš tikrai nešausiu nei vieną priešą, tikrai nepaleisiu nei vienos raketos. Ir jeigu čia ateis smurtautojas iš kitos šalies ir jis bus išalkęs, aš jam duosiu paskutinį kąsnį, pasidalinsiu su juo. Nu tai čia tokių vienetai. Tai kaip dabar norėti iš pasauliečio Zelenskio? Iš pasauliečio šalies vadovo. Juk visi daro, ką sugeba geriausio, iš to, ką tik sugeba. Nu, neturėdamas savyje naujos prigimties šventosios dvasios, nebūdamas pasitikintis Jėzumi Kristumi, atsivertęs, atgimęs, nu kaip jisai, nu vien tai, kad jisai, aš mačiau, kaip Zelenskis meldėsi Dievui, Bože, я молю за Ukrainu, jis gėdojo kartu su kitais ten tą maldą gėdodami. Bet tai čia dar nereiškia, kad jau Kristumi seka, aišku, kad ne. Ir neturi savyje tos jėgos, kad nešaudysim, kas bebūtų mes čia. Bet jis su tokiu nuolankumu, kaip begalėdamas, sako, ačiū, už viską labai ačiū, bet tik įvardinkim gerai teisybę, pasakykim, Putinas mūsų užpuolė, jis yra melagis, 25 kartus apgavo. Įkaitais nesikeitė, kai pažadėjo tą susilaikymą nuo ugnies, paleisdavo ugnį. Pripažinkim, jis nepatikimas, jis agresorius, jis užpuolė. Ne, sako, kas tu toks skruzdė? Aš pasakiau, tu darysi, kaip aš pasakiau, kaip tu drįsti man prieštarauti. Nu ir skaudžiausia, kad čia krikščionis atseit. Ne krikščionis čia yra. Ir ne krikščionis yra rusai, kurie sako, kad jie eina Jėzaus Kristaus vardu kankinti, žudyti, šaudyti visokius negerus ukrainiečius. Eina tai su Dievo vardu, su Kristaus vardu, nu be abejo, neteisybė. Neteisybė. Ir gali būti skauda dėl to. Ir žinokite, dėl to, jeigu skauda, tai normalu. Todėl, kad Dievui dėl to tikrai skauda. Bet gali būti taip, stop, dėmesio, gali būti taip, kad kiti žmonės, tai tau skauda dėl to, kad čia tokia neteisybė, kad tas stiprusis negina silpnesnį, bet niekina silpnesnį, privertinėja jį juodą vadinti baltą, pats juodą vadina baltą, pats meluoja. Matėt, aš tai mačiau, tokia sesė pasidalino Facebook'e Amerikos senatoriaus kalba, kur senatui jisai taip ir sako,
čia yra didelis melas. Mūsų prezidentas Trumpas pasakė didelį melą. Jis pasakė, kad Ukraina pradėjo karą prieš Rusiją. Juk aš tikiuosi, jūs visi suprantat, kad buvo kitaip. Čia yra melas. Ir ten išeina į Amerikos gatvę žmonės protestuoti. Dėl to ir šaukti, kad čia melas. Tai čia, tokia neteisybė, bet žinokit, kiti gali kentėti, matydami tame kitą neteisybę. Matydami neteisybę tame, kad kaip negali nusižeminti Ukrainos prezidentas, juk Jėzus Kristus mokė nusižeminti. Jis turi nusižeminti ir sakyti, gerai, Putinas neužpuolė mūsų, neužpuolė. Tik tegul būna taika. Gerai, aš diktatorius, aš blogas, taip. Mes visi čia tokie ukrainiečiai blogi. Gerai, tik tegul karo nebūna, gerai, aha. O Putinas geras, mes tarnausim ir tau, bučiuosim tave, Trumpai, ir tą Putiną bučiuosim, bet čia būtų toks, šlykštus. Nusižeminimas ne prieš teisumą Dievo, tai būtų šlykštybė, bet kiti labai kenčia, kad Zelenskis to nedaro. Jie kenčia dėl to. Nubraukdami visą tą nedorą, visą tą situaciją ir sako, tikslas pateisina priemonės. Jeigu tikslas yra taika, nebešaudimas, tai pateisinamos visos priemonės. Tegul tiesiog jisai apsimeta tokiu, kad su viskuo sutinka, gerai, atsiklaupia, atsiprašo už tai, ką nenusidėjo. Ir jiems tai norma turbūt, tiem žmonėm ir jie kenčia, ir jų skausmas irgi reikšmingas. Čia ne aš, bet yra tie žmonės. Pripažinti tenka, taip yra. Ir jų skausmas reikšmingas ir svarbus. Ir yra dar kitokie skausmai, kur pavyzdžiui, kad krikščionis užsikrėtė Erodo raugu. Čia verkia daug kas ir labai skausmingai. Kam krikščionis šneka apie politiką, kam negalima apie politiką, tik apie Bibliją galima šnekėti. Vien tik apie Bibliją, tik grinai viską cituot. O čia visur, čia nieko, čia taip užsimerkti, čia nieks nevyksta, nieko nėra. Ir jie taip kenčia ir taip kraujuoja. Bet ką turėjo Jėzus omeny, kad saugokitės Erodo raugo? Aš tai galvoju, kad jis turėjo omeny, kad Erodo nelaikyti gelbėtojų, tuo sureikšmintuoju, svarbiuoju, bet kad taip ignoruoti ir nematyti, kaip kenčia ukrainiečiai, juk jų tiek daug čia Lietuvoje. Ir kam iš jų reikalinga tavo kokia nors techninė evangelija, kur tu neužjausi jo. Aš neutralus, aš į politiką nesikišu. Tai jis kraujuoja, jam skauda, jis išgyvena didžiulę neteisybę. Ir jeigu tu nesugebi įsijausti, žiūrėdamas, kaip žmogus kenčia dėl neteisybės suvokimo, nesugebi įsijausti ir neturi to irgi empatiškai, kad taip, neteisybė, kaip užjaučiu. Taip, iš tikrųjų, tu kenti, ir tau nuo to neskauda, kad jis išgyvena neteisybę, tai kokią tu ten gali evangeliją ant lapelių išdalinti, neverkdamas kartu su juo, neužjausdamas. Kokio, aš pati taip apie save pradėjau galvoti. Ar aš ne per linksma su tais ukrainiečiais, taigi jie išgyvena skausmą, neteisybę, skriaudą. Jie išgyvena, taip, jie turi atgailauti už savo nuodėmes, kad Dievas jiem atleistų tik už savo. Bet jeigu nuo to pokalbį pradėti, tai kažkaip be užuojautos, be tokio gailesčio, kad taip atsitiko su jais. Ar jiems įdomu iš tikrųjų klausytis tada Evangeliją? Evangelija jų gyvenimas yra, o ne gyvenimo neigimas toks. Aš tą pavyzdį paėmiau, bet jūs galbūt išgyvenat kitus dalykus. Aš tą pavyzdį imu kaip tokį, kuris yra tikrai tarptautinis, grandiozinis, aukščiausio lygio. Aukštesnio lygio būtų tarp planetinis.
Jeigu gyventų įvairiuose planetose žmonės ir įvyktų tarp planetinio lygio toks konfliktas, tada jau būtų sekantis pagal lygį, o čia yra tarptautinio. Visi kiti konfliktai, dėl kurių kyla neteisybės suvokimas, jie visi jau žemiau yra to tarptautinio lygio. Ir iki mūsų buitinio asmeninio lygio, kur aš asmeniškai matau savo šeimoje neteisybę, ten kaip mane mama labai neteisingai kankino, kažką darė, tai mano čia skausmas netarptautinio lygio, net ne tarp bendruomeninio, ne tarp miestinio, ne tarp kaiminio lygio, čia mano mama ir aš, ir čia tik tais tarp mūsų. Tai va iki tokio nusileidžiant. Bet juk mes nenagrinėsim dabar kažkur kažkieno, kas su mama kaip skausmą išgyvena neteisybės. Mes žiūrime tą grandiozinį, kur kaip ant kalno viskas matos aiškiausiai. Ten bus sprendžiama, ten bus naudojama diplomatija ir vis tiek tiek tas prezidentas kampus gludins, kažkiek apsimetinės. Ką jie rangysis taip, kad vis tiek prieitų tą, ką turi prieiti, ten tą taikos kažkokį sprendimą, bet ir apsimetinės, vaidins, iškreips tiesą, bus taip. Bet čia mes matėm, kai nebuvo, kai jie buvo kaip tiesiai šviesiai, kaip be kaukių, kokią šlykštybę matėm ir galim išgyventi. Ir mes, aišku, visada suprasim, kad galingasis reikalauja to priverstinio nusilenkimo jam, o Dievas netoks. Dievas pats galingiausias. Ir Dievas toks kantrus mūsų užsispyrimams laukia, neprivertinėja. Žiūrėkit, visiems tiems paradams ten tiems visiems iškrypusių paradams, Dievasgi galėtų kaip atsiųsti žaibą, griaustinį, kad viskas ten išskristų į kosmosą, visi ten nieko. Dievas kantrus ir laukia, ir Dievas neprivertinėja jam nusilenkti, atsiklaupti. Dievas neprivertinėja, jis toks kantrus vis dar laukia ir leidžia rinktis ir dar kenčia ir laukia, nors jam šlykštų daug dalykų ir sielvartauja būtinai dėl daug dalykų. Ir žiūrėkit, per prievartą netgi Dievas neverčia užbaigti karų, net per prievartą. Net per prievartą nesustabdo, kai krikščionis eina su šautuvais šaudyti. Dievas vis tiek, stovi, kenčia, būna, dalyvauja, išklauso netgi to, kuris su šautuva malda. Visaip būna, visaip. Tai nereiškia, kad Dievas sako, tek to, viskas, kas juoda, tegul aš vadinsiu balta. Ne, jis nevadina, kas juoda balta. Ne, jis nesako, ai visos nuodėmės dabar jau gėris. Ne, Dievas netoks. Tai bet ta jo kantrybė tokia ir tas privertinėjimas per jėgą, privertinėjimas, mylėk mane, per jėgą, per prievartą, bučiuok ranką, pripažink, koks tu blogas, kaip aš pasityčiosiu, taip tu džiaukis ir sakyk, gerai viskas, tyčiokis dar, tyčiokis. Toks, čia ne Dievo, čia labai blogai, čia yra labai blogai ir noriu, kad žinotume tą antrą punktą, kad tai, kas jums turbūt ir pradžiugins šiandieną dabar ir paguos, kad tai yra normalu ir teisinga, jeigu tu priešinėsi neteisybei, nesi neutralus, o sakai, ne, aš matau neteisybę, čia yra blogis, čia yra neteisybė. Tiesiog ir jauti, kad neteisybė, ir tau skauda, ir tau rūpi, ir tada tu esi gyvas, neužsišaldęs. Nes religinis fanatizmas, koks nors religinė praktika gali užšaldyti, taip kaip ir nuodėmė sukietina širdį, sužiaurina širdį, taip ir visokie religiniai mokymai, fanatiški arba meditacinės praktikos, kaip aš pati, kad esu dzenbudizmą praktikavusi, ir ten tu užsišaldai, kad nebejaustum jausmo, kad tavęs nebejaudintų čia jokie įvykiai, tu tik medituoji, iš meditacijos išlindęs vėl toks kaip zombis užsišaldęs, kad tau nieko nebeskaudėtų, kad tu
Bet kaip šventoji dvasia pradėjo žadinti mane, pradėjau galvoti, juk čia saviapgaulė, juk šita dvasinė narkozė tai saviapgaulė. Dievas visai net Jėzus ne to mokė, ne to, Jėzus neužsišaldęs. Jėzus ne tas, kurio nejaudina ir kuriam čia nieks nesvarbu. Ne, čia ne toks problemos sprendimas turi būti. Ir ačiū Dievui, šventąją dvasią išvedė mane lauk iš tų visų užsišaldymų, iš to tokio kietaširdiškumo, kad ne mane skauda. Ten skauda man ne. Aš tik galiu pasakyti, kažką pašnekėti, nenori, tegu nepriima, man neskauda. Taip nieko gero, taip robotai, taip užsišaldymas toks, tu tada neadekvatus ir kam tu tada patarnausi iš tikrųjų taip dieviškai, taip jautriai, taip. Bet, ir dabar aš jau rodysiu jum ir iš šventąjį raštą, pasižiūrėkite, kaip iš patarlių knygos 17:15, kaip parašyta, kas išteisina nedorėlį ir kas pasmerkė teisų, abu pasibjaurėjimas viešpačiui. Tai su tavim viskas gerai. Jeigu tu sakai, nereikia išteisinti, ką tas nedorėlis daro. Nereikia sakyti, visi nusideda. Tai nieko, čia jisai geras jisai. Jo tikslai užtat geri. O kad jis čia taip nedorai elgiasi, tai užtat tikslą gerą turi. Tegul jis daro viską čia nesąžiningai, neteisingai, naglai, chamiškai, brutaliai, smurtiškai. Užtat tikslas jo gražus. Nereikia taip apgaudinėti savęs ir nereikia iškreipti tiesos. Nes kas išteisina nedorėlį ir kas pasmerkė teisų, abu pasibjaurėjimas viešpačiui. Jeigu tu tam priešinėsi savo kituose dalykuose, ne tame pavyzdį, ką mes čia aptariam, kituose, kur matai neteisybę, nereikia išteisinti nedorų dalykų, ne. Psalmių 94:20. Argi tu Čia Dievui sakoma, argi tu nedorėlių sostui pritarsi, kai iškraipydami įstatymą jie spaudžia žmonės? Mes krikščionys čia, mes Dievo vardu kažką čia darom, klaupkitės prieš mus, nusižeminkit taip per jėgą, per prievartą. Kas visai ne iš Dievo. Per jėgą, per prievartą taip spaust, kad nusižemintų dar prieš smurtą ir neteisybę. Tai Dievas tikrai nepritars nedorėlių sostui, kai iškraipomas įstatymas, jo teisumas. Nepritarė tokiem dalykam. Paprasčiau sakant, Dievas nepritarė. Malachijo 2:17. Jūs nuvarginote viešpatį, ten parašyta, nukamavote viešpatį, kitas vertimas, sakydami, piktadarys yra geras viešpatės akyse, tokie jam patinka. Matai, piktadarį, tai reiškia tą, kuris daro piktą, kuris daro blogą. Sakai, užtat ketinimai jo gražus, tai Dievui tinka, Dievui patinka. Piktadarys yra geras viešpatės akyse, tokie Dievui patinka. Tai sako, jūs nukamavote viešpatį ir tai sako pranašas Malachijas, perduoda nuo Dievo. Dievas sako, nukamavot jūs mane, piktadarius, vadindami gerais. Jeigu taip nuosekliau, tai kiek aš esu užsirašiusi, kas man labai padėjo, nuo ko mano skausmas tirpo ir labai daug džiaugsmo tame skausme irgi, nes matau, kad su Dievu esam vienoj pusėje. Kaip Apreiškimo knygoje Jėzus Kristus per savo apaštalą Joną perdavė vienai bažnyčiai, girdamas juos, kad jie nekenčia piktųjų darbų, kuriuo aš irgi nekenčiu, sakė Jėzus. Tai viskas tvarkoj. Apsivienyti su viešpačiu, apsivienyti su Dievu tame, kad nekęsti kas pikta.
O šiaip nekęsti piktą tai yra Dievo baimė. Ta sveika Dievo baimė. Antram Petro laiške, antram skyriuje, 7-8 eilutės, kalba apie mus. O čia yra sakoma apie Lotą, bet taip kaip Lotui, taip ir mums, brangieji. Va čia yra parašyta apie Lotą, kad tas Lotas, kur gyveno tarp homoseksualistų, Sodoma, Gomora, ir Dievas ištraukė Lotą, išvedė lauk iš tenai ir sudegino. Sodoma, Gomora buvo iškrypėliai ir ten Lotas gyveno. Ir apie jį yra rašoma, kad Lotą varginama nedorėlių palaido elgesio, nes tarp jų gyvenantis šis teisusis diena iš dienos vargino savo teisę sielą, matydamas ir girdėdamas nedorus darbus. Viešpats žino, kaip išgelbėti pamaldžiuosius nuo išbandymo ir kaip išlaikyti nedoruosius teismo dienai ir bausmiai. Na, bet akcentas čia tame, kad Lotą vargino ta aplinka, ta neteisybė, ta šlykštybė. Tai vargina. Kad ir kaip tu mylėtum žmonės, Dievas kenčia dar, laukia dar, iki kol išsilies jo rūstybė galutinai, kol išsilies. Bet dabar tas malonės metas, kai dar laikas kviesti žmonės į atgailą, Dievas nori atleisti, labai nori atleisti ir laukia atgailos ir atsivertimo. Todėl mes ir esam tie šaukliai, kviesti žmonės atgailauti, užjaučiant juos, paklydusius, jų skausmą pripažįstant, jų visokias jų problemas, jų pasimetimus, paklydimus. Ir ypač užjaučiant juos, kad jie į pragarą keliauja, į amžiną kančią. Tai va taip gailestingai žiūrinti žmogų, tai va skelbti jo tą atgailą ir nuodėmio atleidimą, kviesti susitaikyti su Dievu per Jėzų Kristų avinėlį, jo kraują. Bet tai labai vargina. Ir pats didžiausias vargas tai kaip Lotui, jeigu kas gyvenate kiekvieną dieną toj neteisybei, kur šalia tavęs visai šalia, akis tau bado ir širdis skaudina nuolat, ta neteisybė, kurią matai galbūt kaip Lotas. Tai yra pats didžiausias skausmas, kai tai matai nuolat ir ypač jeigu visai arti kasdieną. Dievas išvedė Lotą, Dievas nori išvesti ir tave iš tikrųjų. Išgelbėjo teisųjį Lotą varginamą nedorėlių palaido elgesio, nes tarp jų gyvenantis šis teisusis diena iš dienos vargino savo teisę sielą, matydamas ir girdėdamas, net jeigu užsikimši ausis. Ir apsimesi, kad nematai, vis tiek, tu matai, tu girdi ir tai vargina tavo teisę sielą ir tai yra kančia ir viešpats žino. Klausk viešpatės, jis tikrai nori ir tave išvesti. Kaip aš nežinau, viešpats žino. Nes tai pati didžiausia kančia ir tai yra normalu jausti kančią, kai gyveni tarp neteisybės ir matai neteisybę. Toliau ne tik Jeremijas, kaip Lotas kankinosi. Oi, neteisingai pasakiau, ne tik Lotas kankinosi, bet ir Jeremijas. Taip aš norėjau pasakyti. Oi, kaip susipynė liežuvis. Taigi ir Jeremijas, taip pat kaip Lotas panašiai. Žiūrėkit, kaip jam buvo iš Jeremijo 9 skyriaus 2 eilutėje. Jis norėjo, dejavo, Dievui skundėsi ir norėjo nebebūti su tais nuodėmiaujančiais, nebegyventi ir taip sakė, jei dykumoje turėčiau pastogę, palikčiau savo tautą ir eičiau ten į dykumą. Jeigu tik turėčiau ten, kur prisiglaust, kur pastogę, viską čia palikčiau, išeičiau ten. Taip jam šlykštų buvo gyventi tarp neteisiųjų. Tarp tų, kurie nuodėmiauja, neklauso Dievo, nors Dievo išrinktoji tauta, bet neklauso Dievo, nukrypo, iškrypo, dvasinę paleistuvystę užsiema, kai Dievo neklauso. Nes jie visi svetimauja, neištikimųjų gauja. Ir Dievas tada sakė apie juos Jeremijui. Jie eina iš pikto į piktą. Dievas nesakė, baik Jeremijau, apsimes, kad nematai ir kad negirdi, šypsokis, iššokinėk, įsakyk, man linksma, aš nematau, man
man linksma, aš negirdžiu, Dievas nemokė veidmainysčių ir tų tokių kažkokių krikščioniškų kabutėse praktikų, kurias praktikuoja šiandien kiti krikščionys. Apsimesk, šokinėk ir sakyk, man linksma, man linksma, man linksma ir nematau, nėra nieko čia blogo, neskauda, nėra problemos, nešlykštu, čia nusideda nuodėmiauja, čia neteisybė, o man linksma, o man čia neliečia niekas, man kaip vanduo nuo žąsies. Nemokė viešpats, jis neveidmainis. Ir jisai Jeremijui į tą jo skundą, kad sako, aš išeičiau, aš palikčiau juos, aš išeičiau. Sako Dievas, jie eina iš pikto į piktą. Pritarė Jeremijui, taip, sako Dievas, o manęs nepažįsta. Taip, saugokitės artimo. Čia ta eilutė, Dievas taip sakė per Jeremiją, saugokitės artimo, nepasitikėkite broliu. Tada tokiu atveju, jeigu jau taip, jeigu broliai čia iškrypia. Nes brolis elgėsi klastingai, o artimas skleidžia šmeižtus. Jie išmokė savo liežuvius kalbėti melą, elgėsi suktai, kol pavargsta. Ir psalmininkas dejavo. 119 psalmiai yra dejonė, ir 136 eilutėj, ir 158 dabar paskaitysiu. Neištikimuosius matau ir bjauriuosi, nes jie nepaiso tavo žodžio. Taip skundėsi psalmininkas Dievui ir tu taip skųskis. Dieve, matau ir bjauriuosi, Dieve, aš matau ir bjauriuosi, tai yra labai teisinga. Išpažinti, kaip yra iš tikrųjų, nes jie nepaiso tavo žodžio. Tau skauda, ir Dievui tai yra bjauru, ir Dievui skauda. Šaukti, prieštarauti, bjaurėtis neteisybėmis normalu. Pirmiausia, tu įsivardini, dėl ko tau skauda, kas tave vargina, kaip tą teisų Lotą, kaip Jeremiją, kaip tą psalmininką. Ir žiūrėk, Dievas nemoko apsimetinėti, kad tau neskauda, kad tau nešlykštų, kad tau nevargas, kad tu nesikankini. Dievas nemoko cirko, nemoko veidmainystės, nemoko neigti ir kartoti kartojimus išpažinimus, kad man smagu. Nemoko to Dievas. Taip nevyksta problemų sprendimas. Ir pats Dievas niekada taip neveidmainiauja. Matydamas šlykštybės, Dievas ir sako, šlykščiuosi. Ir nesako, o man linksma, o aš nusispjaunu ir nematau. Dievas taip nedaro. Ezechielio labai stipri vieta. Dievas taip liepia Ezechieliui. Pereik Jeruzalės miesto viduriu, tai čia Dievo tauta, kurie turėtų klausyti Dievo, bet iškrypo, nuodėmiavo, nukrypo. Ne visi, kai kurie šaukė ir skundą kėlė Dievui, o Dieve kaip šlykštų, kaip nuodėmiauja mūsų broliai ir seseris aplinkui, Dieve kaip šlykštų, kėlė savo balsą, prieštaravo. Ir Dievas pasakė pranašui, pereik Jeruzalės miesto viduriu ir paženklink kaktoje tuos žmonės, kurie dejuoja ir šaukia dėl mieste daromų bjaurysčių. Tie žmonės, kurie nesako, o man nebjauru, kas, kad čia bjaurystės, man nebjauru, man linksma, aš nereaguoju. Ne. Tie, kurie šaukia ir dejuoja dėl mieste daromų bjaurysčių, tuos į kaktą paženklink, sako. O tada žudykite visus kitus. Senius, jaunuolius, mergaitės, vaikus ir moteris, bet nelieskite turinčių ženklą, kurie dejavo ir šaukė dėl visų daromų bjaurysčių. Pradėkite nuo mano šventyklos. Taip pasakė Dievas, reiškia nuo tų, kurie jau tarnauja Dievui, tarnauja aktyviai šventykloje. Jie pradėjo nuo vyresniųjų, buvusių prie šventyklos. Pirmiausiai žudė vyresniuosius tarnaujančius, paskui visus kitus. Dabar yra ne tas laikas, dabar žudyti negalima. Dabar yra jau po Jėzaus Kristaus pasiaukojimo.
Jau laikas jis atėjo nežudyti, o gelbėti nusidėjėlių, šlikštinių blogybių. Gelbėt atėjo, bet nežavėtis šlikštybėmis. Ne, tai čia tas pats Dievas. Jis nesižavi šlikštybėmis, jo kantrybė tik laukia. Jo kantrybė tik laukia, jis pats pasiaukojo. Pats pasiaukojo, kad visus darančius šlikštybės atpirktų ir kas atgailaus ir nusisuks nuo šlikštybių, kad būtų baltas, kaip sniegas. Ir visi stebėtųsi, ko toks šlykštus, ko jis baltas, pavydim dabar jam, nepavydėkit. Nepavydėkit, nes jūs patys buvot šlykštus, į patys balti padaryti. Nepavydėkit. Tai taip, dabar tas laikas yra. Bet ten, žiūrėkit, tai rodo Dievo požiūrį. Kad kas šaukia ir dejuoja dėl daromų bjaurysčių, liuks, viskas čia yra teisinga, čia yra normalu. Čia yra teisinga ir normalu. Patarlių 8 skyrius 13 eilutė. Taigi irgi apie normalumą. Viešpaties baimė nekęsti pikto. Išdidumo, puikybės, piktų kelių ir klastingos burnos aš neapkenčiu. Psalmių 97:10. Dabar jums bus linksmiau ir linksmiau, žiūrėkit. Ne tai, kad apsimestinai, bet tas džiaugsmas kils iš to, kad tu Dievo pusėje. Jūs, kurie mylite viešpatį, nekęskite pikto. Čia ne apie žmonės, apie piktą tai reiškia, ką jie daro. Va to pikto, kaip jie neteisingai mąsto, kaip jie piktai elgiasi, iškreiptai, neteisingai. Nekęskite pikto. Jis saugo savo šventųjų gyvybės, čia apie viešpatį, ir iš nedorėlių priespaudos išlaisvino juos. Dievo toks požiūris, kad išlaisvinti iš nedorėlių priespaudos, o ne paliepti teisiesiems atsiklaupti prieš nedorėlių priespaudą. Klaupkitės visi ir apsimeskit, kad nedorėlis šventasis. Čia ne Dievas taip moko, ne. Patarlė pataria. 4 patarlė, 24 eilutė. Atstumk nuo savęs nedorą burną ir iškrypusios lūpos tebūna toli nuo tavęs. Reiškia nedraugauti. Tai nereiškia, kad tą žmogų žudyti, neapkęsti. Ne, tiesiog nedraugauti su juo, čia nedraugas. Ir viskas. O gerą daryti, mylėti, melstis, ateiti pagalbą, būtinai, bet tiesiog, kad nebūtų tavo bičiulis, su kuriuo tu kartu užsiemi ir sakai, va, čia draugas. Koks draugas? Tai palauk, atstumk nuo savęs nedorą burną ir iškrypusios lūpos tebūna toli nuo tavęs. Viskas. Toliau apie viešpatį patarlių 6 nuo 16 eilutės. Viešpats nekenčia 6 dalykų. 7 yra pasibjaurėjimas jo akise. Išdidus žvilgsnis. Čia aš, jeigu ką. Meluojantis liežuvis. Tai kaip yra teisinga, kai girdi melą, bjaurėtis? Dievas bjaurisi. Meluojantis liežuvis, rankos praliejančios nekaltą kraują. O mes Dievo vardu, o jeigu Jėzaus Kristaus vardu, tai galim? Ne, negalit. Negalit. Nes Dievui tai yra pasibjaurėjimas ir to jis nekenčia. Širdis planuojanti nedorybė. Kojos greitos bėgti į piktą. Neteisingas liudytojas, kuris šmeižia neteisingai, šneka netiesą. Dievui šlykštu, kai kažkas sako netiesą. Šlykštu, kai Trumpas meluoja, tai šlykštu yra Dievui. Kalbantis melą, neteisingas liudytojas, kalbantis melą ir žmogus, siejantis nesantaiką tarp brolių, kiršinantis. Tai čia nereiškia, kad jeigu savaime įvyko susiskaldimas dėl to, kas palaiko tiesą, kas ne, tai čia savaime, čia sakė, atėjau Jėzus nešti kalavijo, ne taikos. Čia įvyksta tas dalykas, kad Dievo žodis kaip kalavijas, vieni pritarė, kiti ne ir vyksta susiskaldimai. Bet čia kas kiršina, kas kiršina tyčia, brolius, provokuoja, kiršina, va čia yra šlykštu. Dar kas bjauru Dievui.
Nebus tarp jūsų tokių, kurie leistų savo sūnų ar dukterį per ugnį, nei ateities spėjėjų, jeigu gyveni tarp tų. Jeigu tavo artimoje aplinkoje tokie žmonės, jeigu tu žiūri, kad taip daro, matai Facebook'e kažkokius postus ir tau bjaurastis, tu šlikštiesi, viskas tvarkoj. Ateities spėjėjų nebus, sakė Viešpats, nei ženklų aiškintojų mano tautos tarpe nebus. Jokių ženklų aiškintojų, nei kerėtojų, nei burtininkų, nei žavėtojų, nei žinių, nei raganių. Visi, kurie taip daro, yra pasibjaurėjimas Viešpačiui. Pasibjaurėjimas ir tavo siela tai kankina. Jeigu tau kažkas tą perša kažkur šalia yra, tą matai, tau skauda, tu bjauriesi ir išgyveni skausmą. Čia buvo iš Įstatymo 18:10. Ir dar, kaip pasakė Viešpats, naudok teisingus ir tikrus saikus bei matus. Reiškia, Dievas neleidžia sukčiauti, neleidžia apgauti. Aišku, ta diplomatija pasaulietinė, kad ir dėl taikos susitarimo, bus ten to suktumo ir neteisingų tų saikų, bet ten pasaulis, pasaulis. Visi, kurie taip daro ir neteisingai elgiasi, yra pasibjaurėjimas Viešpačiui. Įstatymo 25:15. Toliau Psalmių 11:5. Viešpats teisų jį tyria, o nedorėlių ir smurtininkų jis bjaurisi. Viskas tvarkoj, kai tu bjauriesi smurtaujančių, kaip žmogų reikia mylėti. Bet ką jis daro? Tos nuodėmės, to smurto, tos agresijos, to tokio. Tai bjaurėtis yra natūralu. Viešpats pats bjaurisi tokiais dalykais. Patarlių 3:32. Viešpats bjaurisi ydingų žmogumi. Mums liepia Jėzus mylėti žmones, mylėti priešus. Be meilės nieko, jokia evangelija niekada nesuveiks be meilės. Mylėti, bet Viešpats, jisai ne tik tais pamilo žmonės, pasiaukojo, bet jis, turi teisę, ar ne? Viešpats bjaurisi ydingų žmogumi. Patarlių 11:1. Viešpats nekenčia neteisingų svarstyklių. Kai vienas išteisinamas, ką bjauraus be padarytų, o maladėts, o geras, o kitas nors truputėlį kažkiek tai nesimpatiškas tau, o jau tas blogas. Neteisingų svarstyklių nekenčia Viešpats. Patarlių 11:20. Viešpats nekenčia veidmainių. Viešpačiui šlykštų veidmainiavimas. Netgi dėl gerų tikslų veidmainiavimas yra šlykštu. Kokie be būtų ten tikslai, iš tikrųjų jie yra nedori. Nes nedorėlis neturi dorų tikslų. Čia yra pasakos, kad nedorėlis, nedorai besielgiantis turi dorus tikslus. Pasakos. Nedorėlio kelias pasibjaurėjimas Viešpačiui. Patarlių 15:9. Patarlių 17:15. Kas išteisina nedorėlį ir kas pasmerkia teisų, abu yra pasibjaurėjimas Viešpačiui. Toliau, galbūt kažkas iš labai namiškių kankina. Viešpats žino. Patarlių 30:21. Dėl 3 dalykų sujuda žemė ir dėl 4 ji negali pakęsti. Tarno, kai jis karaliauja, kvailio, kai jis pasisotina, bjaurios moteriškės, kai ji išteka. Patarlių 21:9. Geriau yra gyventi palėpės kampe, negu su vaidinga moterimi dideliuose namuose. Gali būti, kad kenčia siela be galo su vaidingu žmogumi gyvenant. Tai yra pripažįstama. Patarlių 21:19. Geriau yra vienam gyventi dykumoje, negu su pikta moterimi mėgstančia barnius. Tai negėda. Negėda, kad tu kenti, kad tau sunku, kad skausmas. Ne, tai normalu, kad tai kankina, kad tai sielvartas nuo to, kad tau skauda nuo tos neteisybės, nuo to neteisingumo tokio. Tai yra normalu. Tai yra normalu. Patarlių 19:13. Vaidinga žmona, nesiliaujantis lašėjimas. Taip reiškia, taip veda iš proto tiesiog.
Patarlių 27:15. Varvantis stogas, lietinga diena ir vaidinga moteris yra panašus. Labai gadina nervus, labai. Tai yra normalu pripažinti. Patarlių 20:10. Skirtingi svarsčiai ir skirtingi saikai yra pasibjaurėjimas viešpaties akyse. Reiškia vienam taip, o kitam jau nuolaidos. O kitam jau tokios nuolaidos, o kitam spauskim, o tam nuolaidos. Pasibjaurėjimas viešpačiui. Įstatymo 23:18. Čia neskaitysiu, neaktualus. Psalmių 5:4. Tu netoks esi Dieve, kuriam nedorybė patiktų ir pikta negyvens su tavimi. Pagyrūnai negali stovėti tavo akivaizdoje, tu nekenti visų darančių neteisybę. 1 Kronikų 29:17. Mano Dieve, žinau, kad tu ištiri žmonių širdis ir mėgsti nuoširdumą. Taip, tas žmogus, kuris taip sakė, pažįsta Dievą. Dievas mėgsta nuoširdumą. Psalmių 94:20. Argi tu, Dieve, nedorėlių sostui pritarsi, kai iškraipydami įstatymą jie spaudžia žmonės? O užtat pats Dievas sako, klastingieji negyvens mano namuose, melagiai nepasiliks mano akivaizdoje. Psalmių 101:7. Malachijo pranašo. Paskutinė rašto vieta šį kartą Malachijo 2:17. Kartoju, ką jau skaičiau, jūs nuvarginote, nukamavote viešpatį savo žodžiais. Jūs sakote, kaip mes jį nukamavome, kaip? Ogi sakydami, piktadarys yra geras viešpatės akyse, tokie jam patinka. Arba, kur yra teisingasis Dievas? Irgi tai kamuoja Dievą, kai sakai, kur teisybė, Dieve, kur tu esi, kodėl, jeigu tu teisingas, kodėl? Tai nukamavot viešpatį, Dievo gerumas dabar laukia, Dievo kantrybė yra didelė, iki kol išsilies jo rūstybė baisioji. Dabar bet viskas yra normalu, kai tu bjauriesi ir kenti, pats viešpats kenčia ir bjaurisi iškreiptais dalykais. Dar viena vieta, kuris svarbi, buvau pamiršus. Amoso 2:7. Dievui bjauru. Ir sako, jie sutrepia silpnuosius ir iškreipia romiųjų kelią. Sutrepia silpnuosius. Kas sutrepia silpnuosius? Tai stipresni. Tai bjauru Dievui. Dievui bjauru. O deja, jėga valdo, ar ne, pasaulyje. Tai šį kartą tiek, pratęsime rytoj. Su Dievu. Iki.